Kasmetiniai pasiruošimo mokyklos išleistuvėms rūpesčiai. Vieni naktimis nemiegojo, kiti apie gerą laiką su draugais svajojo. Bet svarbiausia, kaip sako abiturientai, pagaliau galima lengviau atsikvėpti. Puikiai, pagaliau baigiam. Tokia pati. Dar kiek išleidot ant savo pasiruošimo šioms išleistuvėms? Suknelės, šukuosenos, emocijos, bemiegės naktis, kas dar? Bemiegės naktis. Bemiegės naktis. Ir apie 100 eurų. Nu, pas mane čiučiu daugiau gausis. Bet šiaip normaliai, žinai. Tai ne, tai ko čia pergyventi, taigi visi gerą laiką atėjom čia praleisti, jau paskutinę dieną, tai nežinau, vis tiek kažkokia šventė, tai ką žinau, nėra čia ko stresuoti, atėjom gerą laiką praleisti, o vakare tai jau va. Vieni stresuoja, kiti lengviau atsipalaiduoja, bet tėvams organizuojant abiturientams renginį teko gerokai pavargti. Pirmieji išleistuvių darbai prasidėjo dar rudenį ir truko apie 9 mėnesius. Nuo rudens pradėjom tiekėjų ieškoti, užsakinėti, o pats didžiausias stresas paskutiniam dienom, kad viskas būtų ant taško sudėta. Panevėžio 5-osios gimnazijos abiturientai nusprendė nelaukti egzaminų rezultatų ir švęsti išleistuvės. Aš manau, kad mūsų išleistuvės skiriasi tuo, kad mes nusprendėme nelaukti egzaminų rezultatų ir jas švęsti pasibaigus paskutiniam egzaminui, kad nesugadinti vasaros visiems ir kad nedaryti jos Liepos mėnesį, kai būdavo įprasta. Išleistuvių poreikis stipriai kinta. Galiu palyginti su savo išleistuvėmis, tai mes paprasčiausiai šventėm mokyklos valgykloje tas išleistuvės. Nebuvo jokios, kaip sakau, pompastikos, prabangos ir nereikėjo šitiek investicijų kaip dabartiniais laikais. Nu ką žinau, vakar nuėjau į kirpyklą 15 eurų sumokėjau. Čia, o kostiumą tai nežinau, jau dar vasarą pirkau, tai nelabai atsimenu, netiksliai pasakysiu, bet kažkas 100-150 ribose, kažkas tokio. Sugalvojau, kokias noriu ir tada ieškojau, tai ilgai ieškojau labai. O man tai užtruko labai ilgai, nes nežinau, neradau, kas man tiko. Maždaug, jeigu tai paėmus bendrai, ten kostiumas, batai ir taip toliau, tai apie 100 eurų apytiksliai gaunasi. Kainos kaip kainos, bet įdomus ir nauji horizontai jau prieš akį. Iš tikrųjų, galbūt palinkėčiau drąsos, nebijoti, visada pripažinti, jeigu kažkas nepavyko, savo klaidas, iš jų pasimokyti, nes iš tėvų tai nei vienas nesimokina ir mano taip pat nesimokina, iš mano klaidų, kad ir kiek stengtumės jam padėti, bet labiausiai tai drąsos, kad nebijotų daryti sprendimus, kurie galbūt nepopuliarūs, sakykim, ir, nežinau, džiaugtųsi gyvenimu. Įprastai dauguma abiturientų išleistuvės švenčia Liepos mėnesį.